Gerai. Dabar keliauju į Batų uolas. Tai va, būtent į šitą vietą. Irgi labai lankoma. Tai išsikviesiu iš tikrųjų taksiuką. Po to grįšiu atgal su metro. Tai kainuoja beveik 4 eurai nuvažiuoti iki ten, bet atstums yra apie 12-14 km. Tai visai neblogai. Nes šiaip tada reikėtų 2 km eiti iki stoties, tada su traukiniu dar laukti ten. Žodžiu, labai daug laiko susigaišintų ir biškį šį kartą pamokėsiu. Na va, laukiu taksiuką, dar 5 minutės. Ten sėdėjau ant laiptų, nuvarė. Kiniečiai toliau laiko savo griežtų taisyklių. Na va, vietoj. O, kiek balandžių. Tai pirmiausia, ne ką į skulptūrą žiūri, bet kiek gyvių aplinkui skraido. Žinokit, čia tie balandžiai mažne ant galvos skraido. Tikrai bent keli vos neatsimuša man į galvą. Pašėrė. Čia galima nusipirkti, va. Gerai. Prisižiūrėjau balandžių. Dabar galima biškį pasivaikščioti. Ir veseniukų yra. Gerai. Laikas pasportuoti. Nu, žodžiu, visur tose šventyklose čia bando pinigus nusukti. Bet tarkim, irgi dabar nežinojau, jog į šventyklą būtinai reikia žemiau kelių turėti sijoną, kelnes. Tai va, vėl reikėjo nusipirkti už 3 eurus. Nu, man vis tiek kažkaip smagiausia tuos gyvūnus žiūrėti. Gerai, užkopiau į viršų. Laša. Gerai, jeigu jau Kvala Lumpūre esat, man atrodo teisingai pagaliau lietuviškai ištariau, būtent į Batų uolas privalu apsilankyti. Tik tai vėl, pasirūpinkit tinkamą aprangą. Biškį remonto darbų. Nu, čia irgi tokie remonto darbai, darbeliai, bet visumoj nemokamai užsukti tokią šventyklą, tai visai neblogai. Kas čia toksai farp?
Na ką, pabuvojau kelias minutės. Nelabai kur čia prisėsti, šlapia. Tai turbūt taip, eisiu toliau. Nemažai tų žmonių. Einu žiūrėti beždžionių ir balandžių. Man labai patika. Čia irgi viens kits, bet ne taip masiškai kaip lauke. Nu ką, keliauju lauk. Norėjau taip truputį ilgiau pasibūti, bet ten, kai vyks tie darbai, tai garsai pjaunaus. Kiti turistai elgiasi tom beždžionėm kaip su augintiniais, nežino, kad yra pavojinga. Čia yra tikras beždžionių rojus. Ant kiekvieną kampą jos čia. Va. Upa. Priverstinis suvenyras. Sušuta kojas. Gerai, į metro. Ką dar čia pamatyti? Turbūt viskas. Gerai, atėjau į stotį. Taipogi beždžioniukų pilna. Reikia nusipirkti bilietą. Atsidūriau pačiam gale. Užkandžiauju. Pasidariau tokį miksiuką. Grįžau į hostelį. Greit užkasiu. Ir kadangi šiandien nelyja, keliauju į vieną bariuką. Ne gėrimų, bet galbūt teks kažką užsisakyti. Nes noriu pažiūrėti visą Kvala Lumpūro panoramą. Na va, tai man reikia į šitą pastatą, į patį viršų, kažkaip atsidurti. Man viens žmogelis iš hostelio parekomendavo, sako, nemokamai galiu iškelti, pasigrožėti panoramą. Bet paprastai viešbutuką užėjau ir reikia pasirinkti patį aukščiausią. Jokia vaizda tik tai. Nei veidrodžio nėra. Nu tik, kas per liftas. Nu jūs tik tai pažiūrėkite. Nu, aišku, biškį lynuoja. Netgi tualetas su geru vaizdu. Na, kadangi atkeliavau labai anksti, žmonių nulis pradėjo lyti, bet man atnešė meniu ir kainas, tai žinokit, neblogas. Viskas apie 15 eurų plus minus. Gal vandens kokią? Na va, prašau. Gyvenimas yra gražus. Kvala Lumpūre, gurkšnoju savo spriciuką, kažkelintam, 59 aukšte. Taip, vaizdai tai, wow. Laukiu iš tikrųjų, kol biškį pradės tempti, dar 1 valandikį, tada vaizdas bus visai kitoks. Gerai, po truputį temsta. Vaizdas gražėja. Patreons įsižiebė. Tai va, čia gražiausia pusė. Va, ir susitikau draugų.
Vaizdas tai kažkoks nerealus, kaip iš paveiksliuką. Tai iš tikrųjų jau čia visai neblogai užsisėdėjau, jau kelias valandas praėjo, dar vis toliau kimarinu. Žmonių kaži kiek. Tokia prašmatni vietikė. Gerai. 5 valandas išsėdėjau, prakalbėjau. Su Abdula iš Saudo Arabijos. Tai buvo iš tikrųjų įdomu pasikalbėti įvairiausiom temom. Labai daug sužinojau apie jo šalį. Bet laikas keliauti į hostelės. Dar reikia pareiti 2 kilometrus. Na va, palikau pastatą. Bėgam. Gerai, nereiks laukti dar 10 minučių. Tai va, miesto centriuke galima nusipirkti laptopą, šalimais pasidaryti henna tatuiruotę. Nu jau po 11, bet dar miestas gyvutėlis. Na va, parėjau į hostelį. Prisipildžiau vandenuką, į dušą, į lovą. Miegoti.